Mūza ką tik baigė gimnaziją ir prieš išvykdama studijuoti pasikvietė mus aplankyti legendomis apipinto Palangos miesto. Aš paskutinį kartą šitą muziejų buvo gal 2000 metai, gal 2001. O, tai nuo to laiko jau daug kas pasikeitė. Daug kas pasikeitė. Girdėjau, renovavo muziejų 5 metus, nuo 20 iki 2015. Aš prisiminiau dabar, kad kai aš tave pirmą kartą pamačiau prieš 7 gal metus televizijoje. Prieš 8. Prieš 8. Tu geriau atsimeni. Tu buvai su gintariniais karoliais. Taip. Tai Palanga vis tiek padarė įspaudą manyje visom prasmėm ir gintarai viena iš jų. Džiaugiuosi, kad aš atėjau čia po šitiekos metų, nes tikrai labai įdomu. Ir tikrai įdomiau negu kai man buvo 11. Tai manau ne tik dėl asmenybės kaitos, bet ir dėl muziejaus bendro atsinaujinimo. Nes čia tikrai daugiau visko galima turbūt rasti ir labiau pritaikyta įvairiai auditorijai, ne tik tai specialiai tuo besidomintiems. O kas čia? Čia irgi yra papuošalas, tas pirmas. 50 milijonų metų, tu matai. Net sunku suvokti žmogaus protų. Sako, buvo pakviesti specialūs architektūros specialistai, kraštovaizdžio architektūros, kuri formavo visą parką. Taip, tai labai įdomu, kad Tiškevičiai į Palangą tais senais laikais atvežė dalelę Europos ir tų laikų madų, tendencijų ir toks visai įdomus kultūrinis įspaudas ir dabar likęs Palangoj per jų įdirbį ir per tos užsienio kūrėjus ir specialistus. Palanga yra tavo gimtasis miestas? Ne. Ne? Kur tu gimus? Aš Panevėžy gimiau. Panevėžy? Taip. Tai kiek metų gyveni Palangoje? Palangoje gyvenu kiek čia, nuo 2017, tai 6 metai. Bet čia visas vasaras leisdavau nuo pat mažumės ir vasaras, ir rudenis, kai dar į mokyklą nereikėdavo eiti, tai jeigu ir tas vasaras įskaičiuoti, tai tada jau būtų 13 metų. Kur mes šiandien čia atsidūrėm? Mes atėjom į Vilą Anapilis ir taip pat į čia esantį Palangos kurorto muziejų. Ar dažnai čia lankaisi pati? Ateinam čia su draugais ir su šeima pasižiūrėti įvairių parodų, taip pat įvairių vykstančių renginių. Pavyzdžiui, čia vyksta poezijos konkursas Haiku Palangai ir įvairios haiku dirbtuvės, tai kadangi aš pati mėgstu rašyti, tai neretai tenka čia užsukti ir pasidalinti savo kūrybą. ES fondai yra skyrę per 14 milijonų eurų investicijoms į Palangą. Kokie pokyčiai mieste tave labiausiai džiugina? Tai kaip ir minėjau, man labai patinka, kad atsidaro įvairios kultūras skleidžiančios vietos kaip Anapilis ar naujai sutvarkytas Gintaro muziejus. Ir apskritai galima matyti net ir vizualiai einant gatve ar tarkim parku ar kažkokia alėja, kad viskas darosi gražu, sutvarkyta ir yra ne tik tai patogu eiti, kad tu neužkliūni iš kažkokių senų plytelių, bet ir malonu, miela akiai, šalia dera ir gamta, ir graži atrestauruota architektūra, ir įvairūs papuošimai, kas sukuria labai didelį jaukumo įspūdį. Ir taip pat manau, kad šis investavimas, tarkim, konkrečiai muziejus labai skatina domėtis ir vietos istoriją, kas irgi yra labai svarbu. Aš žinau, kad šitas pastatas apipintas legendomis. Kokios populiariausios legendos apie jį? Tai kiek girdėjau, teigiama, kad čia gyveno grafaitė ar grafienė, negaliu tiksliai pasakyti, kuri turėjo tokius, berods Sofija jos vardas, ir ji turėjo tokius vėjo vargonus ten viršui. Ir kai vėjas pūsdavo, ten jie skleisdavo įvairiausius garsus ir žmonės, eidami pro šalį, teigdavo, kad ten berods mirusiųjų vėlės ar kažkokios dvasios ar vaiduokliai ten. Tu eini pro šitą pastatą ir tau šitaip švilpia. Tai ką pagalvoti, jeigu žmogus tiesiog vietinis žvejys. Parodyk man vargonus. Aš manau, kad Palanga jau dabar yra labai teigiamam pokytį keletą metų, gal net ir 10 metų. Čia tikrai daugėja kultūros, mažėja tų stereotipinių
Basanavičiaus gatvės visokių aspektų ir daugiau atsiranda vietos ir jaunimui, ir alternatyviai muzikai, menui, kultūrai, ar kad ir apskritai šeimoms, kažkokiam ramiam pasibuvimui ir sugrįžimui į save. Tai aš manau, kad po 10 metų Palangoje bus dar daugiau kultūros, meno, renginių, festivalių ir objektų, kurie skatina pasidomėti ir kultūra, ir istorija, ir paveldu.